Gegužės 9. Taigi, kai priėmėte Kristų Jėzų viešpatį, taip elkitės jame įsišaknyje, statydamiesi jame ir stiprėdami tikėjimu, kai buvote išmokyti, būdami pertekę dėkojimu. Laiškas Kolosiečiams 2 skyrius 6-7 eilutės. Bendrai paėmus, klaidingų doktrinų mokytojai mano, kad nėra būtina ir nepatartina būti sutvirtintiems tikėjime, nes jie galvoja, kad būti sutvirtintų tikėjime reiškia būti fanatiku. Žinoma, tai tiesa, kai kalbame apie nesąžiningus asmenis, kurie priima ir atkakliai laikosi to, ko niekada nepatvirtino nei sveika logika, nei Biblijos autoritetas. Tačiau tas, kuris nuoširdžiu tikėjimu ir pasiremdamas Dievo autoritetu, priima jo žodį, nėra tuo neprotingu fanatiku. Ir tik tie, kurie taip elgiasi, yra sutvirtinti tiesoje. Skirtumas tarp stipraus, tvirto krikščionio ir fanatiko yra tas, kad vienas yra sutvirtintas tiesoje, o kitas sutvirtintas klaidoje. Mes priimame Jėzų Kristų savo viešpačiu, atsisakydami savo valios ir priimdami jo valią, kuri tampa mūsų asmeninė valia. Taip turėtų būti visada. Esame įsišaknyję jame, nes tik iš jo įsisaviname tai, kas patenkina mūsų būtinus poreikius. Esame statomi jame, jeigu ugdome charakterį panašų į jo. Mes esame sustiprinti tikėjime pagal jo žodį, jeigu nepajudinami liekame jo žodyje. Ir jei, rodydami dėkingumą, augame šiame tikėjime, tai tampame turtingais tikėjime. Klausimai, kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kas padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Taigi, kai priėmėte Kristų Jėzų viešpatį, taip elkitės jame įsišaknyje, statydamiesi jame ir stiprėdami tikėjimu, kai buvote išmokyti, būdami pertekę dėkojimu. Laiškas Kolosiečiams 2 skyrius 6-7 eilutės.